Trumpam prisėdau, kad papasakočiau šiandienai pakalbėčiau apie įdomią temą. Pavadinsiu šią paskaitą Pinigai gali nukristi iš dangaus. Mano draugas netikė, kad pinigai gali nukristi iš dangaus, ateiti už paprastai, be didelių pastangų. Taigi, priminsiu, kad šita video paskaita yra ciklo dalis, paskaitų ciklo dalis, kurią pradėjau balandžio 11. Šis paskaitų ciklas vadinasi taip, laiptai į dangų. Laiptai į dangų. Taigi, o šiandieną tema yra, kaip sakiau, pinigai. Ar gali pinigai nukristi iš dangaus? Pinigai ir gausa tiesioginė prasme tikrai gali nukristi iš dangaus tiems, kurie deda tam tikras pastangas. Tie, kurie deda minimalias pastangas, ir tai aišku, tiems pinigai nenukris iš dangaus, nes tie žmonės dirba sunkų darbą, taip sakysim, reikia išsiųsti 100 gyvenimo prašymų, stengtis darbe gauti geresnę poziciją, tai yra sunkus darbas. Ir jisai daugiau orientuotas į išorę ir tenais reguliuoja mūsų vidinę būseną. Kai mes išeiname į darbą, 8 valandas būname darbe, darbo taisyklės mus reguliuoja ir mes tokiu būdu būname išorinės situacijos įkaitais. Kada mes sugebame save truputėlį per dieną, skaitysim, tai 51% viso laiko išlaikyti savo vidinėje būsenoje, ta būsena turėtų būti orientuota į gausą, ne į darbą. Tai tokiu būdu šita būsena bus ir atvesti tą tašką, kada pinigai nukris mums iš dangaus. Yra žmonių, kurie tai supranta, ir tokių žmonių užsiėmimas yra žaidimas, taip pasakyčiau prastai. Nes mes niekados mūsų nemokė, kad daryti pinigus galima žaidžiant, o ne sunkiu darbu nuo algos iki algos. Tie žmonės, kuriems pinigai nukrinta iš dangaus, paprastai jie užsiima šito gyvenimo kaip žaidimu ir mėgaujasi gyvenimu. Ir jie patenka į įvykių aplinkybių grandinės, kurios daro juos turtingesniais, suteikdami dar vis daugiau galimybių mėgautis gyvenimu. O yra daug žmonių, kurie daug dirba, bet net neprieina prie to, kad pasiektų tą gausą. Taigi, kodėl pas šitos žmonės vienus pinigai gali nukristi iš dangaus, pas kitus ne? Pirmoje eilėje reikia tikėti, kad tai įmanoma. Mūsų mokykloje ir visur kitur niekas nemokė tokių dalykų. Dėl to mes per gyvenimą negalime to ir patikėti. Tai pirmas dalykas, reikia tikėti, kad tai yra įmanoma. Pinigai yra svarbus, nes juos naudojame kaip įrankį keistis prekiamis, paslaugomis. Bet patys pinigai visatos požiūriu neturi jokios vertės. Jie yra popierius kaip ir bet kuris kitas popierius. Nesvarbu kaip nudažytas arba kokiais ženklais apsaugotas. Bet kadangi mes jau naudojame prekiams ir paslaugoms gauti savo gyvenime, tai kuo daugiau pinigų, tai mes suprantame tai kaip kuo didesnė gausa ir to, ko mums reikia simbolį. O jeigu būsenoje gausos mes būtumėm per dieną maksimaliai ilgai, mes vibraciją skleidžiame gausos ir pinigai pas mus pradeda kristi iš dangaus. Kodėl?
Įsivaizduokite, visa visata, visas kosmosas yra vibracinis laukas. Planetos kosmose. Įsivaizduokite, Saturnas turi apie 1400 vibracinį dažnį, Merkurijus turi 1200 dažnį. Ir kai tos dvi planetos priartėja, kasgi vyksta. Įsivaizduokite, kad kiekviena iš planetų turi tam tikrą dažnį ir mes didesnį akmenį į vandens telkinį matysime tam tikro dažnio ratilus. Sunkesnis akmuo, bangos didesnės, nes išjudina didesnį vandens paviršiaus sluoksnį, bet jos ir lėtesnės. Jeigu įmetam mažesnį akmenį, mes matome, kad bangos mažesnės, bet jų tankesnės, jų vibracijos dažnis didesnis. Tai dabar žiūrėkime, kas būtų, jeigu imkime planetas. Jos abidvi skleidžia savo tam tikrus dažnius, kai jos priartėja. Saturnas 1400, Merkurijus 1300, jų bangos pradeda pintis tarpusavyje ir mes gyvendami Žemėje juntame jų koherenciją, sinchronizaciją, rezonansą tarpusavio bangų, kaip pavadinsime. Jos susipina ir gaunasi jų suma 1300 Hz. Ir būdami Žemėje, mes tą dieną, kai tos planetos priartėja, o ten yra savi judėjimo dėsniai, mus veikia tą 1300 dažnio energiją. Bangos. Tai dabar dalykas tas, matome, kad jau dvi planetos pas mus šiandieną kažką tai rezonuoja į mus. Jeigu tarp jų dar priartėja įsimaišo mėnulis, tai meškim trečią akmenuką, jis tada, kadangi nors ir mažas, bet yra arti Žemės, jisai iškreipia tų dviejų planetų tarpusavio bangas ir mes jau būdami Žemėje jaučiamės visai kitaip. Ir va čia šitie bangų sankirtos per dieną ir vadinasi tie portalai, vibraciniai portalai, kur dvi planetos surezonuoja, jeigu ten, sako, mėnulis pilnatis iškreipia savaip ir ateina tam tikras portalo vibracinis kodas. Ir mes tą dieną jaučiamės gerai, blogai, įvykiai įvairūs dėliojasi. Dabar buvo vienas iš klausimų, man toksai skaitytojai uždavė, kodėl vieni jaučiasi geriau, kiti blogiau. Kodėl jaučiasi vieni geriau, kiti blogiau? Dėl to, kad kiekvienas žmogus turi savo bioritmą. 6 bioritmai mes turim tokius, skaitykime, kuriuos dažniausiai galime stebėti ir tie bioritmai, jie kartojasi tam tikrų dienų cikle. Kas 21, kas 23, 24 įvairios dienos yra ir jeigu žiūrėsim bioritmą LT, matysite, kaip tie bioritmai mus veikia. Taigi mes gimę tam tikrą dieną, tam tikrą valandą, tam tikroje vietoje, turime savo bioritmų vibracijų dažnį. Vibruojam patys. Ir va, kiek tas, kas 23-27 dienos, tie bioritmai turi kritinę mums reikšmę perkesdamos nulinį tašką. Mes esame sinusoidė iš šešių bioritmų, taip sakysim. Ir va dabar, kai tas vadinasis portalas, dvi planetos ir mėnulis siunčia dažnį, apima Žemės planetą, tai mes vieni, kurie gimė vieną dieną priklausomai nuo tos dienos bioritmų dažnio, jaučiasi gerai, kiti blogai, kiti pakilime, kiti smunka, kiti visai nieko nejaučia. Dėl to skirtingi žmonės gimė turi skirtingus uždavinius tą dieną. Tie, kas šiandieną blogai, kiti gal kitą dieną jaučiasi gerai, o tie, kurie gerai jaučiasi, blogai jaučiasi, tai čia visa, kaip sakyti, sistema. Bet dabar žiūrėkite, kas gaunasi. Jeigu taip, ką minėjau, tai gaunasi tas astrologijos mokslas, kuris nustatęs pagal planetų padėtį, nuo mūsų gimimo datos gali pasakyti mums, kas mūsų laukia tą dieną.
nes jie nuskaito tos visus dėsnius savo, skaitykim, kompiuteriniai programai. Toliau, jeigu taip imsime astrologijos mokslas, jau čia mums aiškus pasirodo, o dabar skaičiai, numerologija. Irgi svarbus dalykas, vieni puola prie astrologijos, prie numerologijos, taro kortos, taigi kas yra skaičiai? Tai kada kiekvieni šitie hercai, skaičiukai tarpusai bangomis susipina, aišku, kiekviename skaičiuje yra savo energetinis kodas, tiek datoje, tiek valandoje, tiek akimirkoje, tai yra laiko krypties ašis, net ir erdvė, skaičiais išmatuojama įvykiai, kas ten buvo tom dienom, kada kažkas tai kažkur įvyko. Numerologija irgi teisingas mokslas, na, bet dabar vienu kartu išmokti ir astrologiją, paskui išmokti numerologiją, dar paskui tarą, nu, tai mes gyvenime taip nieko nesugebėsime su savim padaryti, tik tai mokysimės daug įdomių dalykų. Reikia tik suprasti, kad mes esame bangos tai yra tam tikras imtuvas, kuris jaučiam dabar visą šitą astrologijų skaičių ir visą kitą siunčiamą mums signalą kiekvieną dieną. Na ir dabar, kai aš jau sakiau viename savo straipsnių, visa tai yra prietaisas daryti pinigus. Tai ką, visa tai jinai turi visus savo turtus mums paruošus suteikti, tai dabar mums reikia tarp tų visų vibracijų susigaudyti, kaip mums kiekvieną dieną reikia elgtis. Tai pirmas dalykas, reikia saugoti savo idealią būseną, taip sakyčiau. Idealios būsenos modelį reikia susikurti, kada mums tikrai labai gerai, kada mes esame tikrai ir mintimis, ir žodžiais, veiksmais, ir emocijomis toje dėkingumas už viską, ką gaunam. Tai reiškia, mes esame toksai imtuvas suderintas tam priėmimo dėsnį. Imame, atidarome. Imtuvas. Bet tuo pačiu mes esame ir sistuvas. Mes ten turime nukreipti savo mintis į tą ir siūsti tą signalą, kad pas mus yra taip viskas gerai ir gražu ir mes pasiruošę priimti, siūsti į tą tašką kvantiniam lauke, kur mūsų laukia tas gausos gavimo taškas, kur mes turim gauti pinigus, tai pasakyčiau, ir tokiu būdu galiu pasakyti tiesiai šviesiai, pinigai mums krenta ne tiesiai iš dangaus, iš to kvantinio lauko taško į mus, nes mes jam nusintėm signalą, dėkingumo jausmas, leidimas gauti, priimame, mes kaip imtuvas į save. Ir tokiu būdu ne darbas, ne viršininkas, ne direktorius ir ne klientai mums moka pinigus, o moka mums visata. Bet tai, kad visatą paversti savo darbdaviu, reikia žinių, paskui reikia praktikos, kantrybės, tikėjimo. Nes visata, supraskime, besąlygiškai myli ir mus ir besąlygiškai pildo mūsų prašymus. Tik mes turime visą tai patys sutvarkyti savo gyvenime. Dažnai kyla problema, kai mes negalim priimti to, ko prašėme, nes pamirštame dėkingumą. Na ir čia slypi nematoma kliūtis. Reikia būti dėkingam už tai, ką dabar turime. Tokiu būdu sukūrėme priėmimą gauti, priimti tai, ką norime sukurti. Taigi pinigai gali kristi iš dangaus, tai yra ateiti iš įvairių aplinkybių. Jeigu ten norite suprasti, kad tai yra darbas, kaip mokė mokykloje, tai būna darbas, ten bus geras viršininkas, geras direktorius, bus daug klientų ir bus daug pinigų jūsų sąskaitoje. Bet kaip žinome, sudėtinga surasti tokį gerą darbą, tokį gerą viršininką, tokį gerą direktorių.
o jeigu ten viskas gerai, tai gal nebūna klientų ir nebūna pinigų į savo sąskaitą banke papildyti. O kada mes sukūrėme tą vidinį magnetą, tai pasakysime, kad kristų pinigai iš dangaus. Pinigai ateina iš įvairių šaltinių. Gali rasti pašto dėžutėje voką. Gali rasti, eidamas pakeliui, pasivaikščioti. Gali laimėti loterijoje. Tam, kad loterijoje laimėti, reikia neblogai viduj būti suderintam laimėjimą. Na, o tai šitaip įsivaizduokite, kad gaunu už dyką arba ten. Jeigu turite savo susikūrę YouTube kanalą, Facebook'o, kažkokios socialinės tinkluose, tai per ten gali ateiti kažkokie tai pastovus pinigai už knygutes, knygas ir kažką tai tokio, ką sukūrėte. Taigi kanalus, iš kurių gali tekėti pinigai, sukūrėme patys. O jeigu nieko neturime, pabandykite būti tokioj gerai būsenai, kad gulėdami prie jūros rastumėte, eidami namo iš paplūdimio, pasakyti jums pasiųstą pinigų sumelę. Taip irgi pasaulyje daug yra įrodymų, kad taip buvo. Žmonės surasdavo ir pašto dėžutėje, kada labai stengdavosi, nes, kaip sakyti, tai visą tą padėdavo jiems spręsti problemas. Tai dabar jis sako, duokit man pavyzdžių, kur tai buvo. Pavyzdžių galiu aš duoti, bet įrodinėti, kaip sakyti, nebūtų laiko man. Galiu tik pasakyti, kad mokiausi aš pas rašytoją, kuris pinigus kurdavo vaikščiodamas. Kanadoje jisai gyvena miške. Ir paskui įkalbėjo vieną knygą, išleido, atsirado pinigai, nusipirko pirmą namą, paskui jisai antrą namą nusipirko saloje. Ir po to jisai vaikščiodavo pakrantę, žiūrėdavo jachtas ir pinigų suma pasididėjo. Aš visada stebėdavausi, kaip taip galima daryti pinigus pasivaikščiojimo metu. Galiu pasakyti vardą, pavardę, bet tai jūs ten pradėsite ieškoti atsakymų, ramentų. Dabar svarbiausia tai, kad jeigu bus kažkam įdomu, galėsim pasakoti daugiau, bet tai yra tik tai vienas iš pavyzdžių. Didžiausia mūsų ta problema, kurią mes turim nugalėti, kad mes dažnai prastais būdais siekdami gausos prarandame sveikatą, o kol dar nevėlu mes galime pradėti galvoti, kad gautumėme viską. Nes kol dar neperžengėm tos ribos, kada tikrai sveikata prasta, nes, gausa mums reikalinga, norint judėti pirmyn. Pirmyn, tai reiškia pirmyn, kaip pasakyti, savo gyvenimo linkme, jeigu ten bus mūsų supančioje paskolos, jau vienas modelis, kad mes įsiskolinom finansinėm institucijom, tai per darbus mes galime juos įsimokėti. Arba ieškom antro būdo, kaip paskolas įsimokėti lengviausiu, patogiausiu būdu, greitai. Kodėl šitas paskaitų ciklas mano vadinasi laiptai į dangų? Todėl, kad įsivaizduokim tokį modelį. Turime namą 5 aukštų. Ir kiekvieną aukštą veda, skaitykim, 16 pakopų laiptai. Tai taip imkime, kad jeigu taip mes turim 5 aukštus vadintumėm iš 16 pakopų,
būtų 800 laiptų. Taigi mūsų gyvenime gali būti toksai, kaip sakyti, scenarijus, kad mes taip, tokiu būdu galime gyventi 80 metų. Ar ten kiek aukštų patys galite savo prisitaikyti, kiek laiptinėje laiptų irgi galite savo susidėlioti. Jokiai skirtumų. Supratimas reikia suprasti, kad būna 5 gyvenimo etapai pas žmogų vidutiniškai. Ir dabar, kada jūs tam tikrų etapų keliaujate laiptų į viršų, reikia sugebėti žinoti, kaip kiekvienoje laiptinėje, kiekviena pakopa yra pasiekiama. Žinoti. Paskui reikia turėti energijos. Lipti neužrištom akimis, patys įsivaizduojate, jeigu užrištom akims lipi, nudardėsi laiptai žemyn, pastangus nueis niekais. O jeigu energijos neturėsi, tai užlipęs ant tam tikros pakopos, nesugebėsi į naują pakopą užsikopanuoti. Svarbus dalykas, kas kuprinė, kurią tenais neši, būdamas tokiam 3 aukšte, jau yra prikrauta kaip reikalas akmenų, reikia sugebėti ją iškrauti. Tai kaip karmos dėsnyje, per sunkia kuprinė į kitą aukštą neužlipsi. O kartais mus dažnai gyvenime apačion traukia ne tik mūsų asmeninė kuprinė, bet artimieji, vaikai, kažkas tai serga, mes turime sustoti ir artimiesiems padėti ligoje, arba su vaikais prarasti didžiąją dienos darbą. Tai stovime ir minčiam tą pačią pakopą ir nieko čia, kaip sakyti, nėra naujo. Reikia sugebėti viską subalansuoti, susitvarkyti laiką, mintis sušukuoti ir tada kiekvieną dieną suprasti, kur tavo ta diena buvo. Daugiausiai laiko sunaudota. Ne ten, kur tu norėjai, rytoj reikia tų dalykų nekartoti. Kiekvieną dieną suprasti, metras po metro į priekį skaičiuoti, kaip nueini. Matuoti, žinoti, iš ko susidaro kriterijai kiekvieną dieną. O tai dabar, kai sakiau, tas 5 aukštai su tais 80 laiptų, tai gali būti mūsų gyvenimo scenarijus, kurį mes pasirašome kontraktą prieš gimimą savo žemėje. Nekartą minėjau tą dalyką, gali kas nors tikėti, gali netikėti, ten yra mūsų likimas. Tai skaitykim 5 aukštai, bet dabar mes lipsime jais greitai ir tai kaip priklauso, ar mes griūsim, klupsim, virsim, sustosim dėl įvairiausių reikalų. Tai ir tos vietoje, kaip sakyti, čia yra likimas, kad mes turime tos 5 aukštus, kiekvienam aukšte po 16 pakopų, bet čia mūsų likimas. O kaip mes greitai juos nukeliausim, čia yra mūsų pasirinkimas. Ir va čia yra likimas vienai pusėje, kitoje pusėje mūsų pasirinkimas. Jeigu prisirišim prie kasdienių visokiausių tokių rūpesčių, smulkių emocijų, minčių iš praeities, tai slinksim lėtai, zigzagais, griuvinėsim, kupinėsim, kartosim, štai laiptais į dangų, kaip sakant, ir brausime sunkiai. Jeigu kažkada tai, turėdami žinių, sugebėsime praktiškai nuo pakopos iki pakopos keliauti, tai suprasime, kad taip galima lengvai tą daryti. Kas čia yra svarbu? Šitoje vietoje yra svarbu tai, kad mes 800 laiptų, tai toksai didysis globalinis vaizdas. O jeigu taip mes pagalvosim, kad turime metuose 365 dienas, o tai irgi yra pakopa, tai galim suprasti, kad kiekvieną dieną tai reikia suprasti, kas rytoj mūsų laukia. Tai mes gerai nežinome, bet ką mes šiandien darėme blogai, mes jau vakare suprantame ir reikia tą ištaisyti, nes rytoj
na, bus mums egzaminas, ar mes supratome, išmokome, ar mes, kaip sakyti, toliau tas pačias klaidas darome. Tai to matuoti kiekvieną dieną yra svarbu. Kaip aš sakiau, navigacinę sistemą reikia turėti. Kuri pastoviai mums primintų, ką mes kiekvieną dieną darome ne taip, ką padarėme gerai per savaitę, paskui per mėnesį, viską tą reikia susumuoti. Taip, bent jau reikia pasitengti mėnesį, 2, 3, taip nugyventi. O paskui matysime, kad gyvenimas prasideda naujas. Bet mėnesį, 2 arba 3 reikia taip nugyventi, bet tai, kad padarytų žmogus, sunkiausias darbas pasirodo. Ir galbūt vietoj to, kad 3 mėnesius dirbti tai, kas reikia, mes vargsim 20 metų, 10 metų. Toks mūsų gali būti kiekvieno pasirinkimas. Tam kartui tiek, prisėsiu kitą kartą, papasakosiu daugiau. Ačiū Jums visiems. Iki.